Treneri, tokie kalneliai, pergalė, pralaimėjimas, šiandien vėl patirta nesėkmė, tai jūsų akimis, kodėl? Tai kodėl, net nebejau, kad pasijauti tas šviežumas, bet vėl akcentuoti į tai, kažkiek reikia, bet aš kitų dalykų nesuprantu, kaip žinant, kad taurės būna savaitgalį ir vėl penktadienį žais. Tai nežinau, visi šeštadienį, sekmadienį, mes penktadienį, tai žinau, kada taurės būna, tai pastumti visiems tos turus. O šitoje vietoje aš nesuprantu, kaip mes per 3 mėnesius su pusė sužaidžiam pusę sezono ir po to likusius 7 mėnesius likusią pusę. Aš šitų nesuprantu dalykų. O žaidėjai nereikliai. Jie irgi turi savo limitus, turi savo ribas, kiek gali dirbti, kovoti. Labiausiai pasijauti fizinių, bet vėlgi pirmam kėlinį tikrai tenkino, kaip komanda žaidė, ką žaidė. Gal truputį tas įvartis per daug, negu norėčiau, išmušė komandą iš vėžių, bet visumoje vėlgi yra ką kalbėti, bus rytoj kalbama, bet visumoje sakau, yra nežmoniškas dalykas, kokius krūvius jie tempia ir sakau, įdomu, kas čia taip dėlioja. Treneri, dar vienas dalykas, jau ne pirmos rungtynės čia namuose žaidžiant, kai tenka vytis varžovus, kaip ir praėjusį kartą prieš Džiugą rungtynėse, taip ir dabar, aišku, čia sąlygos kitokios, žaidėt vienu žaidėjų mažiau, bet keliauja į priekį rungtyniauti aukšto ūgiai, pavadinčiau taip, ar ne, komandos. Tai koks yra planas tas B, kai reikia gelbėtis, ką esat sumanęs tokiais atvejais? Tai vėlgi priklauso jau kokios tos sąlygos visos įtakojamos. Tiek pirmam, tiek antram kėlinyje buvom 11-11 ar 10-11, bet tikrai Transinvest buvo, tikrai manau, su labai žemų blokų ir sunku tas erdvės, su tais greitais žaidėjais sunku tas erdvės surasti. Tai faktas, reikėjo keisti, truputį norėjome ūgio turėti baudos aikštelėje daugiau, tai tas ir įtakojo adaptuotis, reikėjo prie varžovų, nes greičiau išvystyti negalėjom, neturėjom iš kur varžovai, sakau, savo aikštės pusėje įvartis po kontrus, 2-3 progos po kontrus, kur vėl Zankievičius stebuklingai traukė, bet visumoje įdomu, 10 vis tiek sugebėjome biškį aukščiau juos, žemiau tai yra juos laikyti ir sakau, planas keitėsi dėl to, nes norėjome jau per jėgą bandyti įeiti. Tai tas keitimas Henrio, kuris išėjo po pertraukos būtent dėl to, ar kažką pajautė vėl? Eilinė trauma. Ir vėl 10 minučių labai gailas, gavo traumą, Zotko traumą, tai. Žiūrėsim dabar, eisim, daktarai vėl eina rankovės raitotis ir dirbti. Šį sezoną poilsio ne ką mažiau, tai yra darbo ne ką mažiau turi negu mes su Vaidu ar taip pat žaidėjai, nesakau. Nežinau, čia kažkas gal kokius gerus ką daro, bet taip lūžti jo, papa. Nežinau. Ir pabaigai negaliu nepaklausti, kas nutiko su Henrike Devinsu. Nieko, tiesiog parodė liežuvį, nežinau, gal jo kultūroje, jo tam mentalitete tai yra normalu. Čia reikia jo klausti. Pradėjau rodyti liežuvius, ką čia. Šaunuolis įmušė įvartį. Treneris, sveikinimai su pergale, sakėt, norėjot labai pasidžiaugti, tai pasakokit, kiek to džiaugsmo šiandien? Šita pergalė realiai tai aš galėčiau prilyginti kaip žmogus iš gilaus dugno neria ir pradeda trūkti oro. Tai vat mes buvom dabar pastarosiam savaitėm tokioje situacijoje ir pagaliau kažkiek to oro įkvėpiam. Aišku, žaidimas, tai vyrams sakiau, kad turbūt tai ne mano stiliaus pergalė, nes vis tiek
patinka tas kombinacinis žaidimas, šiandien labai daug kentėjom, ypatingai pirmas 15 minučių, kol prisitaikėm prie aikštės, daug broko, daug klaidų, tiesiog vyrai valiniam savybėm išnešė šiandien ir pasakiau vyram, pirmą kartą gyvenime futbole kaifavau nuo gynybos, nes buvo momentas, kaip Žulpas su Pilibaičiu du čiuožia į vieną kamulį, išneša kamulį ir be baudos. Tai nuo tokių momentų, tai žinokit, wow. Tai vat vyrus pagyrė už kovą, bet žaidimą reikia tobulinti labai. Kitas dalykas, kas krito į akis, kad jau pirmaudami ir net žaisdami vienu žaidėjų daugiau, nebuvo, kad aklinai visiškai užsidarytumėt gynyboje ir kamuolį tik muštumėt į priekį. Atrodė, kad komanda yra suinteresuota muš dar tą antrą įvartį ir tų progų tikrai buvo. Jo, tai žinot, įvertinkim, aišku, ir Sūduvą. Jie vargšai turėjo Šiauliuose pratęsimą, žaidė natūralios dangos. Šitą irgi žolė klampų, jiems sunku, turbūt irgi buvo, aš jo suprantu pilnai. Ir matėsi, kad jiem jėgelių gale trūko, mes šiek tiek gal buvom šviežesni, plus vienu žmogum turėjom daugiau. Aklai negalėjom, nes turėjom persvarą, tai Artūras 1-1, Devinsas 1-1 ir Rijo galva. Tai turėjom tokias 3 progelės, aišku, įsimušę būtume antrą, būtų buvę ramiau, bet viskas gerai, kas gerai baigėsi. Treneri dar juokavom prieš pradedant šitą interviu, kad kažkaip netaip linksma pergalė, bet vienas stovi. Ai, taip, tai aišku, visada būdavo po pergalės ateinam čia su Giedrium, tai Giedriui linkėjimai, nuo klubo nenutolęs labai. Tai liūdna šiek tiek, bet tą liūdesį užgožė tie ilgai, patikėkit manim, laukti 3 taškai. Labai.